Va, keliavom visur, filmavom, ilsėjomės ir tiek naujienų prisikaupė, reiškia visą mėnesį ir 2 mes jau neišėjome į eterį, galbūt mumis jau ir pamiršot, bet mes norim pasitaisyti, va ir mes vėl su operatorium Dariuku čia, mūsų mažoji studijėliai, bandysim pasakoti, ką praleidom per visą mėnesį. Žiūrėkit, kiek turim daiktų, o dar, pažiūrėkit, šitoje pusėje ir šitoje. Atrodo, tai brandom sudėti daiktai, visiškai nesusiję vienas su kitu, bet iš tikrųjų yra čia maža paslaptėlė. Ką norėjau parodyti? Pirmas, pradėsim iš dešinės, nuo mano pusės kaip žydai. Tai 150, 600. O galim prieiti iš arčiau ramiai. Dėžutę vaduosiu taip, kad būtų vertikalus kadras. Kodėl aš jį norėjau parodyti? Jis jau yra seniausias iš visų šitų, seniausia naujiena, atsiradusi vasarį, jeigu neklystu. Ir jisai yra kuom įdomus, kad jisai yra dabartinis objektyvas ir jūsų vienintelė opcija, kaip galite turėti 1200 mm prie savo fotoaparato. 150x2 pas jį toks koeficientas, nes matrica šiek tiek mažesnė pas Olympusų yra. Tai 300, 600x2 gausim 1200. Tai 1200 yra netgi šiek tiek per daug gamtos fotografijai. Paukštininkai sako, kad net ypatingai matosi atmosferinis rūkas, šilumos pasikeitimais, viską gauda, nes yra turbo tolimas atstumas. Ir vat toks dydis, vat nežinau, vat, kaip mano alkūnė, ar ne, svoris jo yra apie 2 kg, nebepažiūrėjau tiksliai, bet tikrai nedaug. Ir tu gali pritraukti nuo žmogaus matymo kampo. Tai sakykime, jeigu žmogus mato 50 mm, o čia yra 1200, tai reiškia yra 24 kartus daugiau negu mato žmogus. Super. Ir kažkokių ypatumų jis neturi, išskyrus to, kad jisai labai daug priartina. Čia yra zoomas, o koks jisai tampa prisizuminęs iki 1200 mm. Įjungia arba išjungia stabilizatorių, rankinis fokusas arba autofokusas. Ir čia yra ir fokusavimo limitacijos. Kartais reikia fokusuoti daug greičiau, tai tau nereikia, kad jis per visą savo atstumą važinėtųsi, o tiesiog, pavyzdžiui, nuo 10 metrų iki begalybės va šitas. O čia yra nuo 2,8 metrų iki 10 metrų, iki 10 metrų fokusavimo atstumas, tada daug greičiau fokusuoja. Fokusavimo žiedas, zoomo žiedas, programuojamas mygtukas ir kažkoks neaiškus mygtukas STL, kurį įdėjo Olympusas ir aš nežinau, ką reiškia, bet reikės pasiskaityti, pažiūrėsim, ką jis reiškia. Bainetas yra Olympuso, mikro 4.3, tinka ant visų Panasonicų ir ant visų Olympusų. Vat, imkit, žiūrėkit, naudokitės, gamtoje yra būti labai įdomu, gali nufotografuoti stirną, gali nufotografuoti jūrinį erelį, jeigu nuvažiuoji kokį nors rūsnę, ne, gali nufotografuoti kranklį, o gal gali nufotografuoti kažkokį labai įdomų žmogų, kažką darantį. Taip, šitą dedam į šoną, tada sekantis. Sigma. Šitas jau yra naujesnis, jau naujesnė naujiena. Ir koks jo pagrindinis privalumas šito objektyvo dydis. Jūs pažiūrėkit, netgi mikro 4.3, kurie standartiškai yra mažiai, yra didesni. O čia mes turim 500 mm, 500, o kažkur gal bus parašyta, kad aš nemeluoju, 500, o ir čia Sigma irgi rodo mums 500 mm. Tai va, ir su 500 mm mes turim tokį nedidelį dydį. Su 5.6 diafragma. Jį galime dėti ant visų L-mounto fotoaparatų. Tai čia yra Sigma, jeigu kažkas turi Sigma fotoaparatus, ir ant Sony. Sony turi daug kas. Nuo A6000 iki A9 Mark III. Uždėjai, fotografuoji gamtą, lygiai taip pat kaip ir su Olympusu. Paukščiai, futbolo varžybos, nežinau, kaituotojai, tinka bet koksai tolimasis sportas, žirgai, veidai, akimirkos su nedideliu dydžiu, 500 mm fiksuotas, su 5.6 diafragma ir su stabilizatoriumi. Kaip ir pasisų objektyvų, daug papildomų mygtukų, tai rankinis ir autofokusas, taip pat limitacija, kaip ir sakau, tai yra by default, visi tą turi dabar sudėti. Toliau stabilizavimo jau yra šičia režimai, yra vertikalus, yra naujasis ir numeris 2, kuris ir vertikaliai, ir horizontaliai stabilizuoja objektus. Čia yra custom nustatymai, tai reiškia, kad diafragmą gali valdytis, pavyzdžiui, per šito, o ne per zoomo žiedą. Galim programuoti pačiam fotoaparate. Ir vėl yra kažkoks neaiškus click off arba on. Čia yra programuojami mygtukai, mes juos žinom, čia yra kažkoks naujas mygtukas, kurį reikės įsiaiškinti, ką jisai reiškia.
Va tokia naujiena iš Sigmos. 95 mm filtro sizas. Tai filtras jau bus didelis ir netaip lengvai gaunamas. Dedam į vietą šitą gražuolį. Tada visiškai, va Dariau, tu dabar gali grįžti į pradinę stadiją, kur buvo, tai jau nereikės iš arti filmuoti. Darius išmintingas, jis žino, kaip reikia čia padaryti. Žinot, kas yra toksai va, turbo brandas Lietuvoje ir visam pasauliu tapęs, tai yra DJI. Va, tokia kinų kompanija, kinai jau čia begėdžiai, blogiečiai, bet gamina daug gerų dalykų. Tai va, viena iš jų super sėkmingų įmonių yra DJI. Ir visiškai čia prieitą savaitę jie išleido 2 naujus produktus, tai yra Avata 2. Avata, kas nežinot, papasakosim, tai yra dronas žmogaus paukščio akis. Visi svajoja būti paukščiais, skraidyti danguje, stebėti viską. Žmogus nuo pat senovės istorijos visą laiką norėjo pakilti dangų. Tai čia užsidėjęs va šitos akinius. Jie čia, va šitos. Tu gali būti sakalas, pakėlė į droną, valdai ir su valdikliais, joystikais, taip liaudiškai šnekant. Ir kur suksi galva, ten ir pasisuka ir vaizdas. Tai tu gali įsivaizduoti, kad esi paukštis, tu skrendi, didini greitį ir matai viską iš viršaus. Turbo įdomu, aš ir nežinau, ar dabar noriu iš karto pirkti, nes gali būti, kad po savaitės nusibos, bet pabandyti labai noriu šitą antrą produktą. Antrą versiją, tai reikės kažką daryti. Kuom jisai pasikeitė nuo prieitų modelių, tai turi jau matricą didesnį, nebebus įrašant tokio triukšmo prie tamsesnės aplinkos, nes įdomiausia yra kai rūkas, ryte, vakare, tada žvėris išbėga į lauką. Tai super dėl to dalyko. Tada atsirado, nežinau, ar čia priekį matosi, pavadinkime, ant gimbalo esantis objektyvas, jis jau gali tiltintis 180 laipsnių į viršų, į apačią. Aiškiai, tu taip galva į apačią, objektyvas čiukšti į apačią, tu galva į viršų, objektyvas į viršų. Nes prieš tai galėjai šonus, galėjai šiek tiek keliai, jisai pats kyla, o čia dabar jau atsirado tiltas. Ilgiau laiko, ir baterija, toliau gali nuskristi ir didesnė matrica. Pasikeitimai nesuper dideli, bet didžiausi pasikeitimai turi būti tame valdyme ir atkartojamame vaizde. Tai jį reikia išbandyti, jis yra dronas ne kiek kokybiškam filmavimui skirtas, kiek ir potyriam, čia kaip turbūt kokie Apple akiniai, reiškia virtualios, tikros realybės potyriam. Tu užsidedi akinius, tu esi paukštis. Labai įdomu, reikia imti, pirkti, bandyti. Ir paskutinis, kuris irgi taip pat praeitą savaitę pasirodė, galbūt, sakyčiau, šiek tiek mirštantis produktas yra stabilizatoriai, bet jie vis dar yra aktualūs šiam pasauliu. Dabar labai stipriai gamintojai ir objektyvai stengiasi tos stabilizatorius jau viduje montuoti tokius gerus, kad nereikėtų pirkti šito įrenginio. Prieš kokius 8 metus jis buvo turbiai populiarus įrenginys, dabar jų populiarumas mažėja, bet jeigu užsiemate vestuvių filmavimų, krikštynų, reklamos ir mikro video, shortai, tai norint gero kontento, sulaukti gerų followerių, reikia turėti ir gerą stabilizavimą. Tai va, kuom jisai nuo RS3 pasikeitė? Tai įmontavo naują algoritmą ir teigia DJI, kad su juo bus stabilizuojama dar geriau, dar didesnis smooth vaizdas, viskas švelnus perėjimai, yra šiek tiek lengvesnis. Atsirado šone RSA jau ta DJI jungtis, tada ten galite prijungti visokius armus papildomus, kažkokį mikrofoną prisijungti, žodžiu jungtis, kad galėtum DJI produktus prisijungti šoną. Ir pagrindė, kad atsirado daug daugiau jungčių ir kadangi daugas, ir mes dabar filmuojam vertikaliai, ne horizontaliai, nes visi peržiūrinėja mediją ir peržiūrinėja visą turinį jau dabar telefonėse daugiau negu kompiuteriuose, dėl to yra aktualus vertikalus vaizdas. Tai plaitas yra pritaikytas dirbti ir vertikaliai su fotoaparatu, ir horizontaliai. Aišku, gali dėti telefono adapterį ir filmuoti su telefonu. Tai čia yra DJI naujiena, ar jie leis jų toliau, aš nežinau, bet po kol kas jie vis dar yra įdomus, klientai jų nori, kas užsiemas rimtesniais dalykais ir juos perka. Tai 4 produktai per paskutinius 2 mėnesius, sakykime, šitie per paskutinius 2 savaitės, o šitie per paskutinius 2 mėnesius. Kadangi praleidom, tai norėjau aš jūs parodyti, pristatyti, o jeigu kažkas turit klausimų apie produktus, apie naujienas, apie galimai pasirodančius produktus, arba šiaip nežinot, kaip jums fotoaparatą, tada, reiškia, rašote mums ten apačioj, komentaruose, mes atsakom, visi laimingi, visi patenkinti, win-win situacija. O dabar mes einam su Darium vėl ką nors pardavinėti. Iki.